tavo pajamos turi būti tvarios. Kas yra tvarios pajamos? Tai yra nuolat ir pastoviai gaunamos pajamos. Kad, nefinansuos. Nedrausti. Kur draudimo negali padaryti, tai žinai, aš pati ką asmeniškai matau, tai nuo pavasario ant tiek rinka pradėjo būsto kreditavime judėti, kad aš bijau, kad jeigu toliau tokiais tempais, tai ar nebus taip, kad sausį susitikęs Europos centrinis bankas sakys, va žmonės be proto skolinasi. Ir vėl arba stagnuojam ir nebemažinam. Sveiki sugrįžę į mūsų tinklalaidę Misija namai, sugrįžtam su labai lauktų svečiu. Tai šiandien turim svečiuose Moniką, nepriklausomą finansų ekspertę, kuri mums papasakos daugiau apie paskolas, apie namų darbus, kokius reikia pasidaryti iki paskolos gavimo. Ir tiesiog naudingą informaciją pasidalins, ar gali skolintis gyvenantis užsienyje žmonės, uždirbantis ir gaunantis atlyginimą kitą valiutą. Tiesiog aptarsim visus pagrindinius klausimus ir nieko nelaukiam turbūt, ar ne, ir kalbinam. Tai labas, Monika. Sveiki, ačiū labai merginas, kad pakvietėt, labai džiugu jūsų aplankyti. Smagu ir mums. Tai iš karto turbūt ir pirmas toks būtų klausimas, ar ne, tai nuo ko tam paprastam žmogui pradėti, jeigu nori gauti paskolą? Visų pirma, gal pirmasis žingsnis yra, tai tikrai neturto išsirinkimas. Visų pirma, pasitikrinti, kokios yra finansinės realios galimybės. Tai yra, kiek maksimaliai žmogus gali gauti kredito. Nes jeigu visi galvoja, kad suvedę skaičiuoklėse ten banko ar ne kažkokį X atlyginimą, jiem išmeta tikslius skaičius, tai tikrai ne. Kodėl? Todėl, kad ne visą laiką bankas gali skaičiuoti pilnai 100% jūsų gaunamų pajamų. Galbūt yra gaunamos, nežinau, ten dienpinigiai, komandiruoti pinigiai, maistpinigiai. Yra dabar XN įvairiausių variantų, kaip darbdavys sugalvojęs išmokėti tuos atlyginimus, netgi dirbant pagal, sakykime, darbo sutartį. Jeigu žmogus dirba iš viso pagal individualią veiklą, verslo liudijimą, turi mažąją bendryją, gauna pajamas pagal civilinių paslaugų sutartį, ten iš viso yra kita matematika. Bet ten jau žmonės ir sako, kad jau viskas, jeigu aš jau taip dirbu, tai paskola man yra neįmanoma. Jo, bet ir dabar iš tikrųjų, ir visi tokie ir nusiteikia jau netgi būna. Pas mane mažoji bendryja, ten ar dar kažkas, tai ir paskolos negausiu ir būna net nebando. Bet esu susidūrus su tuo, bet iš tikrųjų taigi galima. Tai aišku, faktas, kad galima. Svarbiausia, kas yra. Ir įstatymas, ir visi bankai sako, tavo pajamos turi būti tvarios. Kas yra tvarios pajamos, tai yra nuolat ir pastoviai gaunamos pajamos. Jeigu tu esi mažosios bendrijos narys ir pastoviai gauni tas pačias XN pajamas ar ne, sakykime, kiekvieną mėnesį savo išsimoki po 1000 eurų, išsimoki kas ketvirtį po 5000 eurų arba vieną kartą į metus po 10-20 tūkstančių, tai realiai tai bus tavo tvarios pajamos ir jas bus galima vertinti. Tai standartiškai bankai vertina 3 metų tvarias pajamas, bet yra bankų, kurie vertina ir 1 metų tvarias pajamas. Tai realiai, kur žmogui paprastam dirbančiam su darbo sutartim užtenka 6 mėnesių, kartais netgi 4, tai dirbant su visom veiklom, MB ir taip toliau reikėtų 2-3 metų. Įmonė turėtų veikti mažoje bendrėje ne mažiau kaip 3 metus ir standartiškai vertinama 3 metų deklaracijos, bet yra išimčių, kurie vertina tiesiog 1 metų deklaracijas. Tai vertinamas yra visą laiką vidurkis. Tai irgi, jeigu aš uždirbu ir deklaruoju, kad mano pajamas yra 100 000, tai faktas, kad niekas to 100 000 ir nevertins. Vertins ženkliai mažiau jūsų gaunamas pajamas, plius žiūrės, kaip įmonė veikia, bus reikalingi ir įmonės finansai, tai yra finansinės ataskaitos balansas bei pelno nuostolio ataskaita. Tai taip, tai yra šiek tiek sudėtingiau, bet tikrai nėra taip, kad nebūtų įmanoma gauti kredito. Tai va, tą reikia suprasti. Tikrai taip. Lygiai tas pats, kas jeigu aš dirbu pagal individualią veiklą verslo liudijimą ir gaunu pajamas grynaisiais. Tikrai ne. Čia yra absoliučiai mitas, galima tą kreditą gauti ir jį galima gauti tikrai nemažą. Ir neseniai teko prisiliesti prie vieno kliento, kuris viską gauna grynaisiais. Pajamas buvo tikrai nemažas, buvo grožio specialistė, bet jinai galėjo gauti 200 000 kredito. Tai viską gavo grynaisiais. Per banką praėjo gal kokie maks 2-3% visų pajamų. Tai irgi tai yra mitas. Tai kaip, pavyzdžiui, nesigilinant labai į jos temą, bet ir mintį paimkim grynuosius. Taip. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi tų grynųjų pinigų nemažai ir nežino, kaip juos apipavidalinti. Tai ar bankas labai kibo, kokių įrodymų reikėjo, nutriminti kaip...
turėjo tas Faktas, atrodyti. visą laiką turi būti, kaip aš sakau, logika, jūsų pajamam uždirbti, ar ne? Jeigu aš būsiu IT specialistas, ar ne? Tai tikrai niekas nepatikės, kad tu grinaisiais gali pajamas gauti, nes dažniausiai užsakovai yra juridiniai asmenys. Bet jeigu aš būsiu grožio meistras, jeigu aš būsiu statybininkas, elektrikas, santechnikas ir panašiai, tai yra normalu ir tikėtina, kad tu tikrai dar grinaisiais gali gauti pajamas. Tai va. Tai šitoje vietoje, ką reikia pasiruošti klientui, tai pasiruošti tokius namų darbus, tai yra pasidaryti pajamų išlaidų žurnalą už 3 paskutinius metus. Tai yra didelis darbas, nes reikia pamėnesiu kiekvieną mėnesį pasidaryti. Ką reikia dar pasiruošti, pasižiūrėti, ar nebuvo taip, kad vienais metais neprideklaravo jokių pajamų, nes tikrai žinom, kad kartais grinaisiais gaunant pajamas ar ne žmonės tiesiog sugalvoja sudeklaruoti 0 arba ten 100 eurų. Tai faktas, kad tokios pajamas, jeigu aš vienais metais sudeklaruoju 0, kitais 100, o ten trečiai sudeklaruosiu 700 000, tai nelabai tikėtina, kad tu taip galėjai per metus padaryti tokį didelį šuolį, vykdant individualią veiklą. Nu, nebent tu turėsi sutartį su didelėm įmonėm, tu turėsi su kažkokiais X užsakovais, jų bus daug ir galbūt tu galėsi pagrįsti. Tai pagrindai iš esmės namų darbas yra susitikrinti deklaracijas ir pasidaryti žurnalus. Okay. O dabar man dar klausimas, nes aš labai dažnai girdžiu šitą dalyką jau iš tų paprastų žmonių, kurie dirba su darbo sutartim, tarkim, ar ne, kai jie kreipiasi į banką, nu, tarkim, dėl paskolos šitos sumos, bankas visą laiką pasako, nu, vadybininkai pasako, kad atsineškit vertinimą, atsineškit turtą, kurį jūs norit ir tik tais tada mes jums pasakysim jau ten, kiek ta suma galėtų būti. Nu, aš tai sakau, kad čia yra nesąmonė. Taip, čia tokia atvirkštinė seka, iš tikrųjų. Nes tu tą turtą taip, okei, tu išsirenki, bet tai, nu, dar iki tol tu nežinai, kokią sumą tau rinktis, ar 100 tam, ar 200. Tai, nu, kaip yra šitoj vietai? Gali vadybininkai pasakyti iš anksčiau tą tavo sumą? Nes ir pardavėjas jau spaudžia, kad mokėk avansą, pasirašom preliminarią sutartį. O jie dar sako, nes mes kitaip nerezervuosim, o jie sako, mes nežinom, ar mes gausim paskolą. Taip, tai čia yra labai normalu. Kitas dalykas, žinot, kai einam ten į X parduotuvę, neminėsim prekinį ženklą ir nepatinka pardavė ir sakom, kad ta parduotuvė yra labai bloga. Tai lygiai tas pats yra su banku. Mes tiesiog papuolam ne pas tą vadybininką, kuris tiesiog nenori papildomai dirbti, dėl to, kad jam yra geriau gavus visą projektą, tai yra ir finansinius dokumentus iš klientų ir vertinimą, paskaičiuoti ir jam pasakyti, nes jis tada mažiau įsipareigojimo, kaip sakyti, nusišnekėti arba pasakyti netiesą turi. Bet taip, netgi bankuose yra paraiškos, kai kuriuose, ne visuose, bet yra paraiškos atskirai ir tu gali pažymėti, ar aš turiu įsirinkęs jų turtą, ar aš tik noriu sužinoti savo finansinės galimybės. Tai jeigu klientas norės sužinoti tik tai maksimalią sumą ar ne, pagal finansus, ne pagal turtą, nes su turtu vėl yra kiti niuansai, tai iš esmės tikrai vadybininkai privalo netgi paskaičiuoti pagal tai, ką klientas atsiuntęs, bet faktas tai gali būti labai preliminarūs skaičiai ir tikrai esam turėję ne vieną kartą tokią situaciją, kad pasakė vadybininkas banko, kad preliminariai bus kredito suma tokia, o kai žmogus ateina, ten 20-30 tūkstančių būna mažiau. Tai šito vietoje taip reikia labai atsargiai klientui ir jeigu jis tikrai nori pasirašyti iš esmės, nežinau, preliminarią sutartį avansą, tai geriau pasiskambinti tokiam specialistam kaip mes, arba bent jau pasidaryti namų darbus, praseiti per visus bankus, susipildyti paraiškas, iš visų gauti skaičiukus ir tą vidurkį pačiam įsivesti, nes tikrai tie skaičiai bus ganėtinai skirtingi visose bankuose. Tai tokia paklaida Taip. O kodėl taip, sakykime, skiriasi tie skaičiai? Ar dėl to, kad kažko žmogus galbūt nepateikia, ar tiesiog, kai jau išsirenkamas turtas, tai labai tada turtas, sakykime, ar ne, ženkliai sumažina tas galimybės, ar kaip? Nes jeigu preliminariai, sakykime, galima gauti 100 tūkstančių, ar ne, o paskui pasirodo, kad 70. Taip. Tai dėl ko tai būna? Šiaip jeigu labai lysti giliai, tai čia yra XN priežasčių. Pavyzdžiui, gali būti, kad vadybininkas pasakė, jog tavo pajamas aš vertinu ten 100%, grįžta iš komiteto ir komitetas sako, nu žinok, aš čia matau riziką, nes labai įdomi į šitą įmonę, kurioje tu dirbi pagal darbo sutartį, man labai kažkaip įdomi veikia. Pasižiūrėjau, sodrai kažkada buvo nesumokėta, gali vien dėl to
būti problemų ir vien dėl to gali, sakykime, mažiau kredito duoti, nes čia kažkur komitetas išvelgs riziką. Tai dėl įmonės pačios, kurioje tu dirbi, Gali būti. Kažkokia tai povandeninių srovių. Gali būti, kad labai yra prasta tavo kredito istorija ir buvusi prasta kredito istorija. Gali būti vadybininkė pasižiūrėjo, kažko nedažiūrėjo, preliminariai pasakė, iki galo neįsigilinusi, nes projekto žmogus neruošia. Jis tik patikras atlieka, pasižiūri, ką tu atsiunti ir viskas. O komitetas sakys, vėl aš matau riziką. Nes komiteto darbas yra matyti riziką ir pasižiūrėti, kad klientas per daug neprisiskolintų. Tai va čia tokie pagrindiniai gal niuansai gali būti. Okay. O jeigu aš prieš 5 metus, kaip pavyzdys, turėjau greitą kreditą, kurio man reikėjo, bet aš jį grąžinau, jis man jau maišo kortas ar ne? Ne. Jeigu jis buvo tvarkingai sumokėtas, jis tikrai nemaišys. O jeigu, tarkim, nes irgi esu girdėjus tokį dalyką, kad buvo, ten, nežinau, kokiam Tele2, kaip pavyzdys, nesumokėtas ten 1 ar 2, ir ten prasidėlse kažkur, bet susidengia paskui po kokių 3-4 mėnesių. Gali įtakos turėti šitas dalykas irgi? Kas yra svarbiausia? Kad kai imate kreditą, kad bent metus nebūtų va tokių bairių, pradėlsimų, kažkur nuėjimų, nuklydimų ir panašiai. Iš esmės visi sako, kad 6 mėnesių reikia, aš visą laiką sakau bent metų, švariai, tvarkingai, jeigu tikrai norim gauti pačias geriausias sąlygas būsto kreditui, tai reikia tikrai tvarkingai mokėtis bent 1 metus. Pasižiūrėti, kad įsiskolinimų nebūtų su tais Telia, Omniteliu, Tele2 ir taip toliau. Tai visą laiką būna kažkokių kuriozų, nes patys žmonės ypač dažnai nežino, ypač tie, kurie dirba ir gyvena užsienyje. Jeigu dar grįžtant prie turto, ar ne, Ernest irgi klausia, tai iš esmės taip dar turtas labai smarkiai įtakoja. Nes gali būti, kad standartiškai bankas sako, žiūrėk, jeigu tu įsirinksi gyvenamosios paskirties objektą, ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda, ten Šiauliai, Panevėžys, tai problemų nebus, galime tave kredituoti su 85% santykiu, ar ne? Tai 15 turi nuosavų lėšų, 85 kredituoja bankai. Bet jeigu aš įsirinksiu loftą, kuris neturės, nežinau, unikalaus numerio, ar ne, kuris turės naudojimąsi tvarką, tai yra niekaip nebus atskirtas, tai šitoje vietoje pradinis įnašas tikrai nebus pats mažiausias. Kodėl taip yra? Nes bankai turi vidinę savo taisyklės, kokius turtus gali kredituoti, kokius santykių. Ir viskas, ir tiesiog tada žiūrim. Aišku, yra visą laiką išimčių ir tas išimtis galima daryti, kad būtų kredituojamas su mažiausiu pradiniu įnašu, bet jeigu, pavyzdžiui, bus... Realiai yra Lietuvoje tik vienas bankas, kuris kredituoja su naudojamasi tvarka. Visi kitais atvejais klientų reikės tiesiog vykti į kredito uniją. Bet unijos tikrai finansuoja tokius turtus, jokių problemų nėra. Procentas pas didelis pas juos. Sakyk, man pačiai kažkaip neteko susidurti. Aš pati šiaip nemažai sklypų pardavinėju, bet kad skolintųsi jiems ar ne, kažkaip tai neteko. Bet šiaip dabar esu paskutiniu metu ten girdėjus daug tokių pirkėjų minčių, sako, gal mes pasiskolinsim sklypą. Klausyk, ar yra sklypų iš tikrųjų paskola, ar gali finansuoti? Taip. Nes dažniausiai... Mes žinojom, kad žemės nefinansuoja. Taip, nes kažkaip netenka su tuo turbūt susidurti, nes sklypų pačių kainos gal kažkaip nebūna tokios labai didelės, kad reikėtų paskolos, ar ne, kaip būtų. Bet dabar sklypų kainos irgi kyla ir atitinkamai tai finansuojama, ar ne? Tikrai taip. Tik tai tiek, kad žmonės turi suprasti ir dažniausiai neturi tiek pinigų, kiek reikia, nes jie galvoja, kad gal nusipirksiu sklypą. Aišku, jeigu sklypas yra 20 000 kainos ar ne, tai aš galiu paimti vartojimo kreditą, nusipirkti. Man pradinio nereikės. Bet jeigu vis dėlto aš noriu tikrai pirkti sklypą ar gauti tas pigesnės palūkanas apie 2-3% plus Euriborą, tai tokiu atveju aš turiu žinoti, kad man reikės pradinio. Pradinis gali būti nuo 30 iki 50% nuo kainos. Arba vertės priklausomai, kuri yra mažesnė. Tai jeigu mano sklypas kainuoja 100 000, aš 50 turėčiau turėti. Bet vėlgi tai priklausomai nuo pačio sklypo, kurioje vietoje jis yra, ar jis turi komunikacijas, tai yra elektra, vanduo, dujos ir panašiai, ar ne, kas ten yra atvesta. Jeigu jis plikas? Jeigu visiškai plikas, tai tikėtina, kad tiek nekainuos, nebent bus labai geroje vietoje ir bus namų valda, tada taip galima žiūrėti ir galima kredituoti su 70%, 30% turi klientas turėti pradinį įnašą. Tai va čia iš esmės yra šitie dalykai. Kitas dalykas, jeigu jie paskui norės pradėti statyti namą, nes tikėtina, kad tam perka, ar ne? Labai retas, kuris investicijai pirks, ten 10 metų laikys ir paskui parduos. Reikia suprasti, kad bankas sakys, tai okei,
kredituojamės, bet tiek žemės sklypas, tiek visas tavo namas, jis negali būti pastatytas, iki kiek turi pinigų pasistatyti, ar ne, jis negali būti skolintom lėšom. Taip. Jeigu tu nusipirkai sklypą su skolintomis lėšomis, tai turėk omenyje, kad tikrai ne visą sklypo vertę, kainą, kurią suinvestavai, aš pridėsiu. Nes lygiai taip pat, kai aš dalyvauju pradinėme įnaše pirkimui, lygiai taip pat turiu sudalyvauti ir statybos ir pagrysti, iš kokių pinigų aš pasistačiau ir ar tikrai tai nebuvo skolintom lėšom. Tai va, jeigu 100 000, sakykime, bus sklypas ir aš 50 gausiu, tai 50 tikėtina bus tik tai sutraktuojama, kad mano kaip pradinis įnašas ir investicija į tą sklypą ir į tą namą. O tokių besiskolinančių sklypam yra nedaug, labai nedaug. Labai dažniausiai tie, kurie jau tokios didesnės vertės 100 ir viršų būna. Taip, nes aš manau, kad ir dauguma galbūt ir net nežino kažkaip. Tikėtina. Dėl to, kad visi taip ir traktuoja, kad tu turi nusipirkti sklypą iš savų lėšų ir pastatyti dėžutę iš savų lėšų ir tik tais tada jau gali kažkokias paskolas prašyti. Taip. Tai čia daugiausiai. O kas yra nefinansuojama, ar yra tokio turto, ar ne, kurio, tikrai jau, sakykime, ten taip kalbėjom pagal naudojimosi tvarką, nėra unikalaus numerio, bet kur, tikrai jau visiškai jau gali pasakyti, ar ne, koks yra turtas, kokia paskirtis ir gali pasakyti, kad, nefinansuosi. Nedraustinas. Kur draudimo negali padaryti, tai iš esmės iš karto yra nedraustinas turtas, nes draudimas yra reikalingas prieš pinigų išmokėjimą ir jeigu turtas nebus draustas ir nebus banko naudai, tai nebus ką ir įsikeisti ir nebus kaip apsisaugoti bankui. Tai šitoje vietoje iš esmės pirmas dalykas yra tikrai nedraustinas turtas. Tai kas gali būti nedraustinas turtas, tai gali būti, nežinau, kažkokie namukai, kurie yra nelikvidus, tai yra stogas kažkoks prakiuręs, mediniai tiesiog namukai, viduje ten matosi, kad reikia absoliučiai pilno remonto, nes ten yra tiesiog netinkamas gyventi, komunikacijų nėra, ten dušų, tualetų, šildymų ir panašiai. Tai va toks turtas yra visiškai nedraustinas, nes arba tai gali būti ir gyvenamo ir sodo paskirtis, kas dar nekredituojama. Visa kita tikėtina kredituojama, tik šitas nekredituojamas. O gamybinės, pavyzdžiui, paskirties? Irgi kredituojama, tik tai tiek, kad čia atsiriamam jau į pradinį įnašą, nes tikrai nebus su 15%, bet vėlgi reikia žiūrėti, galima padaryti išimtis. Galbūt bus gamybinė paskirtis, bet būtas jų bus pilnai įrengtas tinkamas gyventi, pavyzdžiui, loftai, ar ne, dažniausiai būna gamybinių paskirčių, tai galima tikrai ir su 15 ar net su 20% pradinį įnašų padaryti tą kreditą. Nes dabar tokių tikrai yra daug. Labai daug. Aš manau, kad ir besiskolinančių tokiems turtams ar ne yra. Bet į kitas paskirtis reikėtų bet kuriuo atveju tokį red flagą užsidėti, kad atidžiau peržiūrėti ir daugiau pinigų skirti. Tikrai taip, nes tikėtina, kad jiem reikės daugiau pinigų. Tikėtina. Ypač jeigu klientai patys tvarkosi kreditą, jiem bankas visą laiką pasakys standartą, kad pagal mūsų banko taisyklės tai yra 25-30% nuo pirkimo kainos. Ok. Šiaip dar ką iš klientų girdžiu, aš pati kažkaip gal nepamenu arba labai nesu susidūrus su sena statyba. Turiu minty, aš tikrai pardavinėju turtą ir senoji, ir naujoji statyboje, bet dažniausiai pa žmonės visą laiką būna, tai mums čia reikės daugiau pradinio įnašo. Sakau, iš principo, jeigu butas yra suremontuotas arba jis yra tvarkingas, tai dažniausiai yra 15%, bent jau mano patirtyje, kiek klientai pirko, visą laiką tai buvo, aš nežinau, ar yra buvę, kad reikėtų daugiau kažkaip to pradinio. Bet kaip yra iš praktikos, ar labai dažnai bankai prašo to didesnio pradinio įnašo su sena statyba? O objektus pardavinėja tik tai Vilniuje? Daugumoje. Tai va, tai iš esmės tada taip. Atsakymas jūsų atveju yra taip. Visą laiką galima pritempti su 15 pradinių, nebent ten bus jau, sakau, kontroversiško remonto reikės, ten visiškai jis negyvenamas, ten kažkoks, nežinau, nušiuręs. Ten visiškai matosi įėjus, kad nėra galimybės gyventi arba ten, nežinau, reikia tikrai to remonto, tada tikėtina, kad sakys, arba mes finansuosime su didesniu pradiniu, arba tu tiesiog dar parodė, kad bent kokius 5 ar 10 tūkstančių tikrai turėsi pasirodyti sąskaitoje, pasidaryti tą remontą. Taip, tai tada tikrai nėra problemų. Kada gali būti kredituojamas senos statybos name esantis butas, tai iš esmės dažniausiai gali būti toks atvejis, kad jis yra Alytuje, Pasvalyje, Rokiškyje, mažesnėse miestelyje. Tikrai taip. Bet yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, jeigu bus ten 1920 metų naujai įrengtas, sutvarkytas, suremontuotas butas,
tikėtina, kad ir tokiem gali kai kurie bankai pasiūlyti su 20-30% pradinį įnašų vien dėl namo būklės, nes galbūt jinai gali būti kritinė. Tai man pačiai iš tikrųjų teko susidurti asmeniškai, mano tokia patirtis. Vilniuje irgi, pagrindė Vilniuje pardavinėjau, tai niekada kažkaip ir neteko, kaip Loreta sako, kad, sakykime, susidurti su tuo, bet su tuo didesniu tokiu įnašu, visą laiką 15, kažkaip ten sena, nauja, nesvarbu. Ir prieš 2-3 kažkur jau metus pirkau pati Panevėžį. Aš pati Panevėžėtė ir pirkau investicinį tiesiog objektą. Tai yra visiškai pats miesto centras, bute atliktas kapitalinis remontas, pilnai įrengtas, kaip ir sakai, gražiai sutvarkytas, bet namas yra 40 ar kažkas tai ten statybos ir dar kultūros tas paveldas, žodžiu. Ir 20% buvo. Tai aš buvau labai nustebus ir aš ginčiausi ilgai, kad turėtų, nes aš ir galvojau, kad bus 15%, bet vis tik 20 buvo. Ir kiti miestai netgi su visais bankais ten kalbėjom tada. Tai visiškai kalbas nesileido, 20 ir kurie netgi 25, man atrodo, ar 30 kažkas tai tam net į viršų. Taip. Tai vat yra tokių, išimčių gali būti. Tai reikia, žodžiu, labai irgi žiūrėti patį turtą. O sakyk, kaip dėl užsieniečių, ne užsieniečių, o gyvenančių lietuvių užsieniečių. Taip, kurie nori pirkti turtą Lietuvoje, ar ne? Kaip jie, ar gali gauti paskolas, kokiam sąlygom, kaip jiems, kokia situacija? Jo, tai čia yra gal tokia juodoji skylė visiems. Ypač užsienyje dirbantėm, ar ne, ir aš matau, kad visiems žmonėms labai trūksta šitos informacijos. Tai situacija yra labai paprasta. Priklausomai, kurioje šalyje dirbat ir gyvenat ir kokias pajamas gaunat. Aišku, dabartiniai ekonominiai, politiniai situacijai dėl karų, tai Rusija, Baltarusija, Ukraina yra no-go šalis. Tai netgi tokiose šalyse, jeigu verslai, pavyzdžiui, netgi turi ten verslus iš viso yra tiesiog nežiūrima, nekredituojama ir tai yra padidintos rizikos šalis, lygiai tas pats su fiziniais asmenimis. Esam turėję ir aš pati esu turėjusi Baltarusijai gyvenantį lietuvį, kuris gauna ten virš 10 000 eurų jau išvertus, vien dėl to, kad jis yra Baltarusis, no-go. Jeigu kalbam apie tas standartinės šalis, kur tikrai mūsų lietuvių yra daugiausia, tai yra Vokietija, Anglija, Norvegija, Olandija, kur dažniausiai dar pasitaikančios šalis, Airija. Tai yra tos šalis, kur tikrai daugiausia lietuvių gyvena ir jie dažniausiai kreipiasi dėl finansavimo. Tai ką svarbu šitoje vietoje suprasti ir ką svarbu labai paminėti, kad visi klientai, visi žmonės, kurie dirba ir gyvena užsienyje, tikrai gali gauti kreditą, tik viskas priklauso nuo 2 faktorių. Tai yra kiek laiko ten dirbi, tai jeigu aš dirbu samdomą darbą, tai turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių pastovaus to darbo. Ir kitas dalykas, kiek turiu pradinį įnašą. Nes jeigu gaunu pajamas svarais, tai iš esmės mano pradinis įnašas tikrai turės būti ne mažesnis kaip 30%. Galime suderinti ir su 20, bet mes kalbam dabar apie standartą. Tai 30% pradinio tikrai reikės ir tikėtina, kad palūkanos bus šiek tiek didesnės negu kad bankuose, nes tiesiog bankai tokių nelabai mėgsta. Tai yra kitų valiutų nelabai mėgsta, yra gal 1-2 bankai, kurie sako, mes galim kredituoti, bet irgi pradinis bus 30-40% nuo pirkimo kainos. Jeigu aš gaunu pajamas eurais, tai šitoje vietoje jokių problemų nebus. Aš galiu gauti standartiniam banke, su standartiniam palūkanom 1,7, 1,8 ir taip toliau. Jau priklausomai nuo kredito sumos. Aišku, visą laiką plius Euriboras eina. Taip. Pradinis įnašas standartiškai turės būti ne mažiau kaip 20%, bet tikrai galima ir su 15 padaryti, bet vėlgi atsiremiam į kokį turtą mes perkam ir kokios jis yra paskirties. Nu gerai, bet suma bet kuriuo atveju vis tiek jinai mažesnė turbūt bus, ar nebūtinai? Tikėtina, kad taip, nes pavyzdžiui, uždirbant tas pačias pajamas Lietuvoje ir užsienį, jų vertinamas pragyvenimo lygis yra didesnis. Tai tiesiog dėl to kartais mažėja ta galima kredito suma. Tai šitoje vietoje užsienyje dirbantiems lietuviams, tai tikrai labai svarbu pasiskaičiuoti, nedaryti jokių žingsnių be žmogaus, su kuriuo bent jau Lietuvoje nepasikalbėjo, nepasiskaičiavo, nes tikrai gali čia labai daug prarasti. Nes mano pačios situacija, kai aš ėmiau paskolą su vyru, tai buvo, kad vyras dirba užsienyje, aš dirbusi individualia veikla ir toks, realiai apsunkinta tokia visiška situacija. Jo. Tai mums tik vienas bankas davė normalią sumą, visi kiti ten per pusę gal netgi mažesnę davė. Aišku, mums ten nereikėjo maksimumo, bet kuriuo atveju mes
nelabai ir turėjom pasirinkimo šitoje vietoje. Tai tas toks, nu irgi skaudulys realiai tada, kad tu arba mažesnę sumą imi ir renkėsi kažkuriuos tai bankus, nu, bet nelabai ką nuperki, nu, ta prasme. Taip. Dėl to. Bet o ką tada dažniausiai perka šiaip, sakykime, tie patys lietuviai? Ar perka tokius būstus daugiau investicijai, sakykime, na, jeigu tenka susidurti, ar ne? Ar perka, kad savo gyventi kažkada ateity, galbūt namus tos pačius individualius perka ir nežinau, ar paleidžia tam nuomai kaip pavyzdys, ar savo planuoja, su kuo ar tenka susidurti? Standartiškai žmonės perka savo. Dabar jau rinka, kai perka investicijai su kreditu, vėl yra atsigavusi nuo šių metų kažkur pavasario, bet praeitais metais visiškai, praeitais ir už praeitų metų dar paskutinį ketvirtį tikrai buvo apstojusi, nes dažniausiai bent jau iš mūsų, kiek ateidavo kredito ar neimti, tai būdavo tik tai savo gyventi, pirkti savo, tai yra dažniausiai butai yra, gyvenamieji namai. Kas perka investicijai, dažniausiai perka viešbučio, poilsio paskirties ir loftus. Tai dažniausiai yra investiciniai objektai, kuriuos perka. Esu vieną klientą turėjęs, kuris pirko namą investicijai Kalnėnuose. Tiesiog nuomai, bet jie irgi gyvena užsienyje, Anglijoje. Tai šitoje vietoje jau ką pajaučiam, kad dabar padaugėjo objektų, kurie irgi perka investicijai su kreditu, nes sakau, praeitais metais ta rinka buvo stagnacinė. Taip. Visi pirko tik savo, tas, kas, kaip sakau, supilvo ant nosies, reikia greitai kredito, arba kas planuoja pasigimdyti, arba kas nori išeiti iš darbo, tie žmonės, kuriem reikia, tada ir įėmė. Ypač tada, kai Euriboras virš 4% buvo, tai jie tada labai bijojo, labai žiūrėjo, labai skaičiavosi, kai pamatydavo įmoką, sakydavo, man čia bus per daug, aš nežinau, aš šiuo metu galiu sau leisti. Ir dėl to žmonės kartais atsisakydavo to turto įsigyti, nes pamatydavo, kad įmokos yra per didelis. Kad ir atsiperkamumas automatiškai jau procentaliai jisai mažėja. Taip, faktas. Faktas. Bet ir ši visa situacija rinkoje labai keitėsi per pastaruosius ar ne metus. Taip. Pas mane pačią irgi buvo klientų tokių, kurie tik prieš metus įsirengė namus ir po metų parduoda, nes įmokos pakilo 5 turbūt gal kartus, kiek kartų buvo, ne? Tai sako, mes tiesiog nebeišsilaikom ir tiesiog pirko mažesnius žymiai. Bet vat ir momentas šitoj vietoj visai gal geras perėjimas prie klausimo dėl refinansavimo, nes niekas apie tai iš principo nekalbėjo. Dabar gal šiek tiek pradėjo kalbėti, bet aš, pavyzdžiui, ir savo draugų rate, kai kalbu, tarkim, nes mes refinansavomės, pavyzdžiui, savo paskolą, sako, o kas čia tokio, kaip čia veikia? Atrodo, kad labai ilga tokia. Jo, ilga procedūra, vienas dalykas, šiaip jinai gal ir nėra jau tokia labai jau nes vis tiek tu turi eiti, tvarkyti dokumentus. Viską tą patį turi daryti, kaip tvarkyti nuoją kreditą. Bet tiesiog, aišku, reikia užsiimti, lygiai taip pat, kaip nepradedi ar nedaryti. Taip. Čia tas pats irgi, tai kol gausi paskolą ir kol nepradedi, atrodo, kad labai sudėtinga, bet pažingsniui tiesiog kaip pradedi šuoliuoti. Ir momentas, kaip iš tikrųjų, ar jau tikrai tiek sudėtinga ir ar apsimoka. Nu, aš tai dabar plius minus jau žinau, kaip pati perėjau, bet nu va šiaip iš pačios prizmės vis tiek kaip specialistas. Ar apsimoka, reikia skaičiuoti, nes vienu atveju vieniem apsimoka, kitiem visiškai neapsimoka. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, paskaičiuoji, kokią įmoką tu dabar moki ir kiek sumažinus ten palūkanas 0,1 ar 0,2, kiek tu tada mokėsi įmoką, ar ne, per visą laikotarpį pasiskaičiuoji, kokia bus bendrai permoka ir plus tu turi įsivertinti, kad tau kainuos naujas nekilnojamo turto vertinimas, tau kainuos hipotekos išregistravimas ir hipotekos priregistravimas. Tai jeigu šitus dalykus sudėjus, tu matai, kad tau vis tiek gaunasi ganėtinai didelė permoka ir nebus taip, kad tu 1000 sutaupai ir 8 susimokė, nes šito atveju tikrai jau neapsimoka, nes plus laiko dar kiek tu sugaišti, tai tada reikia skaičiuoti. Tai vat, visą laiką žmonės, su kuriais aš bendrauju ir sako, apsimoka ar ne, pasiskaičiuojam, tada matom. Nes vienu atveju gali labai apsimokėti, kitu atveju gali visiškai neapsimokėti ir sakau, tikrai žinokit, jums neapsimoka. Nes net sumažinus tik tai x procentiniais dydžiais, jums tiesiog niekas nepasikeis. Tai ar norit dar papildomų kaštų kažkur apie 500–800 eurų turėti, ar ne? Tai tada jie pasigalvoja, pasiskaičiuoja, sako, nu vis dėlto taip, jeigu ten sumažės 3 eurais įmoka ir ten per visą laikotarpį aš ten sutaupysiu 1000, dabar 8 išleisiu, nu tikėtina, kad man ten vis tiek tie pinigai nuvertės iki to laiko, kol jie mokės tą kreditą per tuos ten 20 metų. Tai realiai refinansuotis yra geriausia šiaip, nes mes tai savo banke refinansavomės, tai tam nereikėjo mums nieko daryti.
Tai jeigu pabandai savo bankę, tai gal ir gerai gaunas. Nes... Pirmas dalykas, taip, refinansavimas yra privalomas tokia atveju, kai tu matai, kad šiuo momentu palūkanų marža be Euribor, ar ne? Ta palūkanų marža, kurią mes kiekvienas susifiksavom, nesvarbu, kad tai yra kintamoji. Jeigu tu matai, kad šiai dienai vidurkis yra 1,5, o tu pasiėmė su 2,1, arba 1,9, arba 1,8. Tai taip, pirmą parašų raštą per elektroninę bankininkystę į banką, gal galit sumažinti mano maržą, turit būtinai nurodyti priežastis, dėl kokių priežasčių reikėtų sumažinti. Ir jeigu bankas nesutinka, nes taip, yra bankų, kurie tikrai nesutinka ir sako, ką tu nori, tą daryk, reikia kitus bankus, aš tikrai tau nieko nemažinsiu. Jiem gal ir neapsimoka. Tai aišku, kad neapsimoka. Tai aišku, kad niekam neapsimoka. Tai jie sako, išeik, jeigu nori refinansuotis kitur. Tai jeigu savame banke aš galiu, tai kas, aš su sutarties keitimo susimoku kažkokį X mokestį ir viskas. Atsiunčiu dokumentus ir man sutvarko. Hipotekos nuo jos nieko nereikia daryti, tiesiog susitvarkau dokumentus ir pasirašau sutarties priedą. Bet jeigu aš noriu tikrai susimažinti ženkliai, noriu išeiti į kitą banką, nes, pavyzdžiui, aš su savo banku susipykau, man kažkas nepatinka ir taip toliau, tai šitoje vietoje reikia žinoti, kad bus tikrai papildomų išlaidų, tai yra nauji nekilnojamo turto vertinimai, hipotekos išregistravimas pas senąjį kreditorių, naujos hipotekos priregistravimas pas naująjį kreditorių. Taip, nu čia šiaip dideli pinigai gaunasi, Taip, bet dėl to Lietuvos bankas ir planuoja padaryti tuos pakeitimus, kad nebereikėtų tų ir vertinimų, kas yra absurdas šiek tiek, ar ne, jeigu aš tada kaip pirkau už tokią vertę ar ne ir kainą, nu tikėtina, mažai labai tikėtina, kad jinai smarkiai tai bus pakritus, kad ten po metų jinai būtų, ar ten po 3 jinai būtų ženkliai mažesnė. O dabar, kad jau prakalbam apie sumas, šovė irgi į galvą klausimas, kuris turbūt daugumai aktualus. Tai kiekgi turėti nusimačius tiesiog kokią turėti pinigų sumą, ar ne, noriu pirkti su paskolą, nu ir susideda, ar ne, ten sutarties mokestis, hipoteka, notarai, administraciniai visokie kažkokie tai mokesčiai. Kiek maždaug, sakykim, taip, paprastam žmogui, ar ne, perkant butą, kiek nusimatyti, kiek turėti šitiem visam dalykam? Iš esmės tai nuo 1500 iki 3 standartiškai 1000 reikia. Kodėl? Nes viskas priklauso nuo kredito sumos. Kuo didesnė turto vertė, tuo daugiau pas notarą moku. Kuo didesnė turto vertė, tuo daugiau hipotekai pas notarą moku. Kuo didesnė kredito suma, tuo daugiau sutarties mokesčio moku bankui. Tai vat visą tai susideda. Kuo mažesnė, tuo mažiau kaštų aš turėsiu. Plus dar papildiniai, jeigu garažai, sandėliukai. Taip, tada nekilnojamo turto vertinimas, standartiškai, jeigu tai yra butas kažkur apie 180 plus PVM-as, jeigu tai yra namas, tai 300 plus PVM-as. Nu jau dabar daugiau dar. Tai va dar daugiau. Aš, matot, man kainas matyti geresnės padaro, tai čia standartas. Paskui tada kas dar eina? Draudimai, kad ir metam ar ne vieną kartinį įmoką, vėl kainuos nuo 100 iki 200, priklausomai ar tai butas, ar tai namas. Taip, nes draudimai irgi pakėlė iš tikrųjų. Taip, labai viskas kyla iš tikrųjų. Tai dėl to ir įdomu, nes ir viskas ir keičiasi ir kai kurie žmonės visiškai nenusimato šitų išlaidų ir sako, mes turim 15% ir viskas ir nukirsta ar nei. Ir notaro nemokėsim. Taip, tai vis tiek ir brokeriai, ar ne, ir nekilnojamo turto brokeriai reikia susimokėti ir kažkokius X mokesčius, kuriuos galbūt reikia sumokėti pagal sutartį. Jeigu susitarė, kad žiūrėk, aš paimu tavo turtą pigiau, bet tu turi skolų, aš gal tas skolas komunalinės turėsiu ar ne padengti. Tai tuos dalykus faktas juos visą laiką reikia nusimatyti. Jeigu mes kalbam apie standartą, tai yra sutarties mokesčius, notarus ir vertinimus, tai nuo 1500 iki 3000 turėti yra labai saugu. Jeigu bus, aišku, didesnė kredito suma 700 000, faktas tiek jau neužteks. Taip, tada atitinkamai kyla. Nesakau, tikrai esu tokių girdėjus pavyzdžių, kai sako, mes neturim daugiau, mes tik tai 15% ir viskas, ir aš nieko galvojam, kad nereikės mokėti. Jo. Nes galbūt nėra apie tai irgi labai daug kalbama ir tu susiduri su tuo tik tai, kai jau tada, kai jau reikia mokėti. Nes niekas nežino notaro, pavyzdžiui, mokesčių. Tai bent jau, šiaip ir sudėtinga gal jau labai nustatyti tą notaro mokestį, bet yra vis tiek ta basic procentinė dalis. Kur visi notarai ima ir dar plus ten įregistravimo mokesčiai kažkokie ir patikros jo. Tai jau ten dasideda, bet šiaip iš principo jo nieks nežino. Ir ypatingai bankų įkainių, kurie ten administraciniai tie mokesčiai. Viskas aišku, kaip visą laiką yra internetinėse svetainėse, bendrosiose sutarties sąlygose, bet kas ten kur ieško, kam ten kas įdomu.
Ir jeigu kartais būna žmonės, sako, yra bendrosios sutarties sąlygose, ten kur 10 puslapių, kuris paprastas žmogus, imdamas pirmą kartą kreditą, dirbdamas paprastą darbą, nežinau, būdamas ten elektriku ar ne, ar ten santechniku, ir jam tikrai neįdomu, yra sutartiniai dalykai, jis nėra teisininkas, jis nėra analitikas, jis tikrai neanalizuos tos sutarties ir bendrosios sutarties sąlygų, jis pasižiūri specialiasias sutarties sąlygas, tai yra ten, kur numatyta, kiek aš kredito gaunu, kokias palūkanas išmokėsiu, kokiam terminui ir kas bus, jeigu nemokėsiu kredito. Tai šitoj vietoj dažniausiai taip žmonės nežino, jie nesupranta ir jie net nežino, kur patikrinti. Nes kol banko tu prisiskambini, tai gali ir 2-3 dienos praeiti, paskui tiesiog tu numeti tą telefoną ir tiesiog nebeskambini ir galvoji, kai bus, tai bus vis tiek kažkas atsiųs laišką, gal jeigu kažką blogai padarysiu. Taip ir galvoju. O dažniausiai niekas tų laiškų nebesiunčia paskui ir žiūrėk, jau ir to kredito kažkur jau problemas yra. Taip. Su garantiniais raštais. O dar irgi man įdomu, sakykime, žmogus, tarkim, yra šeimoje, ar ne, turi vaiką, arba 2, ten 3, nesvarbu, ar ne. Ir yra žmonės, sakykime, nesusituokę ir, tarkim, nori skolintis vienas, arba nori skolintis šeimoje jau, ar ne. Kaip čia irgi, ar dideli skirtumai, nes yra žmonių, kurie specialiai nesituokia netgi, kad... Yra labai daug skirtingų dalykų ir variantų ir kaip galima padaryti. Visą laiką yra geriau, dabar net nėra to super geriau, bet yra tam tikrų išlygų, tai apie jas ir papasakosiu. Aš visą laiką sakau, ypač jaunom porom, klausia, tai čia dabar mums dėl kredito susiženyti reikia, sakau, tikrai dėl kredito ženytis nereikia, reikia iš meilės ženytis, tikrai ne dėl kredito, bet kaip sako, kreditas sustiprina tvirčiau negu santuoka. Taip, standartai. Tai jeigu kalbant apie tą gerąją pusę, tai kur yra čia ir ne niuansų, kad, pavyzdžiui, yra nesusituokę asmenys, vienas asmuo, nežinau, ten vykdo individualią veiklą, kitas dirba pagal darbo sutartį, vienam yra 50, o kitam yra ten 30, tai faktas tada yra geriau imti tas, kuris yra jaunesnis, tas, kuris dirba pagal darbo sutartį, negu tas, kuris yra vyresnis, nes bus trumpas paskolos terminas ir dirba pagal individualią veiklą ir galbūt jis ten pajamų jokių nerodo, nedeklaruoja, netvarkingai deklaruoja ir panašiai. Tai šito vietoje labai gerai, nes galima atskirti. Tik tai jie, kad tarpusavę, tada turi įsispręsti tą problemą, ar nebus kažkokių niuansų, jeigu vienas asmuo ims kredito, o kitas ten sudalyvaus su pradiniu įnašu. Čia vienintelis niuansas, bet šiuo metu yra partnerysčių sutartis, tai jas galima apsirašyti pas notarą. Kai yra susituokę asmenys, tai faktas, tai tada jie yra dviese, nori, nenori, tu turi juos dviese vertinti su visais vaikais, visų bagažu, visais įsipareigojimais, visom pajamom, kurias gauna. Bet kas šiais laikais yra, tai pavyzdžiui, net ir mes klientam rekomenduojam, jeigu tas kreditas neišeina, tiesiog pasidaryti povedybinės sutartis, jeigu jų nėra prieš vedybinių, tai pasidaryti povedybinės. Galbūt, pavyzdžiui, vyras yra prasilošęs, turi prastą kredito istoriją. Nežinau, dirba užsienį, stovi darbo biržoje ir net ten gauna geras pajamas, bet jis tiesiog būtų kaip tas inkaras žmonos atžvilgiu ir mažinantis tas, taip, bloginantis, tai yra mažinantis kredito sumą. Tai jeigu norisi maksimalios kredito sumos ir norisi jos didesnės, tai iš esmės tada geriausia būtų žmonai imti kreditą. Jinai skaitysis, kad turi 2 vaikus, aišku, vyro sutikimo bet kokį atveju reikės, nes ką svarbu suprasti, jeigu yra povedybinė sutartis, tai tikrai vyras neturi būti bankrutuojantis, neturintis labai daug aktyvių skolų neturi turėti, nes tikėtina, kad čia jau gali vėlgi jiem atrodyti rizika ir gali dėl to nepatvirtinti bankas. Tai svarbu, kad būtų švarus, bet gali neturėti jokių pajamų ir nebus jo, kaip sakyti, jis traukiamas tas kaip inkaras, kad nieko negauna, prisideda jo pajamos 0 ir tiek. Ir dar vieną irgi prisiminiau tokį galbūt mitas, ne mitas, pasakysi tu. Dauguma, ir mūsų turbūt ir Loreta, tu susiduri klientų, sako, aš skolinsiuosi kažkokiam tai X bankė, nes aš esu jo klientas, daug klientas. Taip, ir man ten tik tai ten man bus labai geros sąlygos ir tu rekomenduoji tiesiog pereiti visus bankus, ar ne, pasirinkti geriausias sąlygas. Ne, sako, aš esu to banko klientas. Niekur aš neįsiu. Jo, arba dirbu tame banke ir man ten tikrai bus labai labai gerai. Jeigu dirbu tame banke, taip, nes darbuotojams yra suteikiamos tokias palūkanas, ne visuose bankuose, bet vieną banką tikrai žinau, kuris suteikia darbuotojams tokias palūkanas, kurios yra ženkliai mažesnės. Geresnė sąlyga. Tikrai ženkliai mažesnė palūkanų marža, kurios tikrai nei vienas žmogus negautų. Iš šono atėjęs ar nedirbantis, tai čia
jeigu dirba, ten tikrai tikėtina, kad jis ten ir gaus geriausias sąlygas, bet jeigu yra, pavyzdžiui, auksinis, aš ir esu turėjęs ne vieną tokį, aš esu auksinis klientas, aš ten visas pajamas veduosi, aš ten tiek pinigų laikau, aš ten indėlių turiu, gyvybės draudimą, viską, aš tikrai gausiu geriausias sąlygas. Ir dažniausiai būna, kad kitas bankas pasiūlo geriau. Ir pasiūlo geriau ne dėl specialiai, o dėl to, kad tuo metu jie turi geresnę palūkanų maržą, turi pigesnių pinigų, negu tas bankas, kuriame aš esu auksinis klientas. Tai čia labai paprasta matematika. Žmonės sako, kur aš gausiu geriausias paskolos sąlygas, arba aš čia skolinuosi, mano draugas gavo ten 1,5, aš irgi gausiu. Tai yra labai labai individualu. Vienas dalykas, viskas priklauso nuo banko, nuo palūkanų maržos, kurią jie gali pasiūlyti klientui, nuo to žemutinės ribos, kokią maks mažiausią gali pasiūlyti tam momentui, nes viską duoda valdžia. Sako, žiūrėkit, šitą mėnesį skolinsim, minimali marža bus tokia. Net ir jeigu 1 milijoną kredito paims klientas, fizinis asmo, nemažiau palūkanų marža kaip tokia. Jeigu jums 20 000, palūkanų marža yra tokia. Tai reikia klientams suprasti, kuo mažesnė yra kredito suma, tuo didesnė palūkanų marža tikėtina, kad tu gausi. Kitas dalykas, kas yra dar labai svarbu, tai kad nuėjus, pavyzdžiui, kitą banką ir pasakius, kad žiūrėk, mano bankas pasiūlė ten 1,7, ar tu gali man pasiūlyti 1,5. Vėlgi, jeigu tas bankas tokios maržos neturės ir vadybininkai negalės tokių sąlygų pasiūlyti, jie ir negalės. Aišku, einama tada per vadovus, vadovų lygmenių prašoma, bet jie irgi turi savo limitą, kiek jie minimaliai gali padaryti. Tai va šitus dalykus irgi žmogui reikia suprasti. Kitas dalykas, jeigu mano draugas pasiskolino už 1,7, tai nereiškia, kad ir aš pasiskolinsiu. Vien dėl to, kad neaišku, kokį turtą jis pirko, kokį turtą aš pirkau, kokios buvo jo pajamos, kokios yra mano pajamos, taip, kokia buvo jo kredito istorija ir kokia yra mano. Ką labai dar irgi dažnai žmonės padaro iš tų klaidų, tai kad galvoja, kad jeigu aš užstatau ten tonį, bet visus šitus lošimų automatai ir panašiai, tai kad čia nieko tokio, arba į kriptovaliutas investuoju, tai kad čia nieko tokio, bet iš esmės, ypač jeigu yra lošimai, tai jie traktuojami labai didelės rizikos klientai. Ir esu turėjęs tokį atvejį, kad visi bankai pasakė, sorry, no go, viso gero ir mes dėl jūsų rizikos, nes žmogus pralošė daugiau negu aš dirbu. Tai tikrai negalim kredituoti, nes realiai nėra jūsų pajamų. Jūs pajamų kaip ir neturit. O kaip su kriptovaliutom, kodėl? Kriptovaliutos irgi gali būti rizikingos, pavyzdžiui, jeigu jūs labai daug investuojate. Pavyzdžiui, ar ne, nes kad susigražinat nesimato, bet jūs investuojate 90% algos ir ten matosi kiekvieną mėnesį ten po 10 eurų sąskaitoj. Tai gali irgi sutraktuoti kai kuriais atvejais, ar ne, jeigu esu vienas asmuo, gali sutraktuoti, kad tai irgi gali būti rizikinga. O, pavyzdžiui, kredito kortelės, tarkim, aš esu susidūrus, man teko neilgą laiką gyventi Anglijoje, tai ten jie labai taip teigiamai žiūri tas kredito korteles ir jeigu tu turi, tai čia tavo jau netgi kredito istorija visą ten plus, žodžiu, labai gerai, tu čia patikimas klientas ir žodžiu, labai įvertina. O kaip pas mus yra, jeigu turi, pavyzdžiui, kredito kortelę? Ar tai yra kažkokia tai bloginanti? Kažkaip įdomiai, nes pasaulyje visam yra taip, kad kuo daugiau kredito aš turiu, to gerėja mano kredito reitingas ir credit score, ten tik tai didėja ten tuose skaičiukuose. O Lietuvoje yra taip, kad kreditinė kortelė laikoma įsipareigojimas ir tai irgi gali mažinti jūsų maksimalę kredito sumą. Tai jeigu jie turi mane vieną ir yra trumpas kredito terminas, įsivaizduokim, kad aš uždirbu 1000, aš turiu kredito kortelę, ten kredito limitą 1000 ir baigėsi kitą mėnesį. Vadinasi, bankai turės skaičiuoti, kad mano mėnesinė įmoka yra 1000. 1000 gaunu, 1000 moka, vadinasi, pajamos yra 0. Tai yra kaip įsipareigojimas, kaip dar viena paskola galbūt, ar ne, netgi ir tai yra išlaidos. Taip, nes jie negali užgarantuoti ir Lietuvos bankas sako, mes negalim užgarantuoti, kad tas žmogus nepasinaudos kreditinės kortelės ir to kredito limito. Dėl to, kaip įsipareigojimą turiu skaičiuoti. Bet kaip skiriasi? Taip. Skiriasi visos sąlygos ir apskritai požiūris. Nes sakau, esu su tuo irgi pati susidūrus, tai sako asmeniškai. Tai turbūt judėsim link galo, bet aš dar noriu grįžti prie refinansavimo, bet iš refinansavimo pusės, kai žmonės su unija nusiperka, su unijos pagalba, ir jie refinansuojasi po kažkurio laiko turto vis tiek. Kaip čia vyksta šitas dalykas, nes man visiškai nėra aišku. Čia visais atvejais apsimokės.
Jeigu unijoje yra turimas kreditas ir norima pereiti į banką, tai tikrai visais atvejais pinigų prasme apsimokės. Kaip tada visas procesas vyksta, tai iš esmės yra pateikiama paraiška, pasidaromas naujas nekilnojamo turto vertinimas, jeigu nuo jo praėjo ilgiau kaip 6 mėnesiai. Ir tada pateikiami visi finansiniai dokumentai. Ar aš darbo sutartį pateikiu, ar kažkokius algalapius, priklausomai jau nuo mano situacijos. Tada jie priima sprendimą ir išduoda kredito sutartį. Pasirašau kredito sutartį. Tada bankas, įsivaizduokim, kad būtų paprašiau Svedas ar ne, mane sutinka kredituoti, perveda mano įsipareigojimą, koks yra likutis į tą uniją, kurioje turėjau kreditą ir tada aš moku jau Svedbankui. Įsipareigojimas nuo unijos nueina ir moku Svedbankai pigesnė palūkana, mažesnė įmoka. Bet tai gerai, tai tada kodėl daugelis, nežinau, aš nežinau, kiek procentaliai žmonių tai daro, bet man atrodo, kad žiauriai daug nedaro iš tikrųjų. Dėl pajamų. Nes kodėl dažniausiai žmonės skolinasi kredito unijai? Skolinasi dėl to, kad turtas yra nekredituojamas banke. Arba kitas dalykas, skolinasi dėl to, kad yra pajamos. Pavyzdžiui, nežinau, turi įmonę Anglijoje, Olandijoje, Norvegijoje. Bankai sako, kad jeigu tu, fizinis asmuo, turi savo įmonę užsienyje, aš tavęs visai nekredituoju. Tai čia irgi svarbus toks momentas yra. Jeigu vykdai individualią veiklą užsienyje, irgi tavęs nekredituos. Tai tada klientam lieka tik tai unijos. Ir jeigu jie ten dirbo 5-10 metų, tai kito pasirinkimo neturi, kaip tik likti su ta unija. Arba lygiai taip pat turbūt irgi dėl šeimos ar ne, šeiminės tos padėties, sakykime, pasiskolinta, kuomet dar nebuvo vaikų, nebuvo santokos, o paskui viskas pasikeitė, sakykime. Ir gali būti. Turbūt irgi, tai vis tiek turėtų įtakos. Taip, tikėtina. Taip, nes vėl iš nuo vertinamas pajamas, įsipareigojimai ir tai, kas buvo vertinta prieš 10 metų, dabar labai labai smarkiai skiriasi. Tai va čia irgi gali žmonės galvoti, jeigu tada davė, tai ir dabar duos. Gali būti atvirkščiai. O Monika, nežinau, nuteik mus teigiamai arba neigiamai, kas bus, visi kalba apie tą rugsėjį, ar ne, kad kažkas tai čia bus labai labai wow ir viskas. Žodžiu, kad jau pagaliau ta rinka iš pavasaros jau. Jo, bus labai labai aktyvi, ar kažkokie tai pokyčiai apskritai yra numatomi ir vėl tas Euriboro kritimas siūlo 0,5 punktais mažesnį, tai aš nežinau, aš dabar, kaip sakau, neprognozuoju, nes aš pati ką asmeniškai matau. Tai nuo pavasario ant tiek rinka pradėjo būsto kreditavime judėti, kad aš bijau, kad jeigu toliau tokiais tempais, tai ar nebus taip, kad sausį susitikęs Europos centrinis bankas sakys, vėl žmonės be proto skolinasi. Ir vėl arba stagnuojam ir nebemažinam, arba tada keliam. Nes tikrai dabar tokios yra desperacijos, kad nebežiūrima nei kiek turtas kainuoja. Vat vienas draugas pasakoja, jis renkasi turtą senamiestį už 600 000. Sako, mes važiuojam nuo centro į centrą, ten per kelias gatves su automobiliu, kur užtrunka ten 5 minutės. Aš nespėjau davažiuoti, sako, klientai jau yra pasirašę su brokeriu preliminarias sutartis. Žmonės atvažiuoja su preliminariom, nes jeigu patinka iškart rima prabangos turtas, kuris tiek kainuoja ir butas. Tai šitoj vietoje tikrai dabar ir bankuose yra tokia grūstis, kad realiai seniau sprendimų reikėdavo laukti ten 4-3 dienas, dabar gali ir 2 savaitės prireikti laukti. Aš dar galvoju, kad šito anšlago nėra, bet... Jis yra. Ir dabar nežinau, ar jaučiat ar ne, kodėl kartais žmonės, jeigu išeina tvarkytis kredito, šiek tiek ilgiau užtrunka, nes jie ilgiau turi laukti sprendimų. Dėl to, kad tikrai yra vasara, galbūt vėl tam atostogų laikas, metas tas toks. Bet šiaip aš jau pradedu jausti tą aktyvumą, netgi, kaip ir sakai, prabangos, kur prekės ar ne, ten 300 ir su virš senamiestis. Labai greitai pavyksta iš tikrųjų parduoti. Tai vadinasi, pirkėjų yra, besiskolinančių yra, galimybės. Tai pirkėjai patostogavo, dabar grįžta ir realiai... Patostogavo, sukaupė pinigų ir dabar ieško dar kur investuoti, nes irgi labai, pavyzdžiui, toj pačioj Palangoje pajūri statosi labai daug investicinių objektų. O tuos investicinius objektus žmonės kaip atvažiuoja, tai sako, irgi brokeriai, su kuriais ten bendrauja, sako, jeigu atvažiuoja, tai paima 2-3-4 iš karto objektus. Taip. Nu tai visai
lyg ir smagiai skamba viskas. Pagaliau turėtų atsigauti, po praeitų metų ašarų ir stagnacijos tikrai turėtų atsigauti. Bet net ir tų ašarų ar ne ir stagnacijos vis tiek viskas važiavo Tai iš aišku. tikrųjų. Bet lėčiau, tikrai bet ženkliai lėčiau. Bet vis tiek važiavo. Taip. Tai aš sakau, žmonės iš tikrųjų, žmonės labai veikia žinios, kažkokios tai nuogirdos. Kažkas pamato, kad Euriboras ten kils, viskas, mes skambučių nebesulaukiam. Jeigu kris, viskas vėl aktyvu. Žmonės neskaičiuoja, žmonės tiesiog taip psichologiškai, man atrodo, pamato, kad va, kris, kils ten kažkas. Ar ne, jeigu kažkokios pozityvesnės naujienos, tai gerai, einam perkam. Jeigu tik tai ten kažkas kils, brangs, tai viskas. Nu tai iš principo pirkėjom dabar jau yra red flagas irgi šitoje vietoje, nes jau per vasarą buvo biškė atsipūtę. Nu, nes jautėsi žmonės tikrai atvažiuoja, neatvažiuoja, taip, čia bus, nebus. Daug kas atostogavo. Po savaitės gal atvažiuosiu, pasižiūrėsiu, tai jau dabar va. Grįžtam į to, kad jeigu po savaitės norėsi, tikėtina, kad jau aš tau sorry, bet to objekto nebegalėsiu parodyti. Gerai, tai ačiū tau labai, Monika. Iš tikrųjų buvo labai naudinga. Ir manau, kad ir visiems kitiems tikrai bus naudinga įsijungti. Tiems, kurie ypatingai planuoja skolintis ar ne, planuoja pirkti būstą. Ačiū labai. Ačiū visiems ir iki kitų kartų. Iki sėkmės.